O tu storas? Ne? Puiku. Jeigu taip, tai turbūt daugeliu atveju mes esam girdėję frazę mokykloje, artimoje aplinkoje arba pažįstamo tarpe, kad vienas ar kitas mūsų pažįstamas yra storas, nutukęs arba tešlius. Jungtinėje karalystėje buvo atliktas tyrimas ir apklausta daugiau negu 2000 respondentų. Iš jų net 65% buvo susidūrę su antsvoriu ir jį turėjo. Tačiau kas ketvirtas tai neigia. Iš jų 65% nesutiko su teiginiu ir galvojo, kad antsvoris negali sukelti rizikos papildomoms lygoms, apsunkinti jų gyvenimą. Beje, net 75% manė, kad jiems nereikia fizinio aktyvumo arba sportuoti, kad sumažinti svorio. Beje, Lietuvoje mes dar nepavijom Jungtinės karalystės lygio, tačiau sparčiai link to artėjame, ypač jaunimo tarpe, nes Lietuvoje net 65% vyrų susiduria su antsvorio problema. Taip pat 45% moterų populiacijos susiduria su šią problemą. Jeigu tave irgi kamuoja toks klausimas, parašyk, aš patarsiu, kaip sumažinti svorį, kad išvengti problemų ne tik lovoje, bet ir gyvenime. Netgi batus bus užsirišti lengviau. Todėl susisiek su manimi, mano profilio aprašyme, paspaudęs nuorodą į Telegram kanalą. Beje, aš ją paliksiu ir video čia, taip kad lauksiu iš tavęs žinutės, mes galim padaryti tavo gyvenimą lengvesniu.